Mechatronika – nauja profesinės veiklos sritis. Lietuvoje jau parengtas automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko profesinio rengimo standartas, o profesinio mokymo įstaigose rengiami aukštos kvalifikacijos specialistai. Aš esu Mindaugas Vypynė, programuojamų metalo apdirbimo centro operatorius programuotojas. Mano darbas yra ir įdomus, ir perspektyvus. Perspektyvus dėl to, kad visi gamintojai stengiasi kuo greičiau modernizuoti savo gamybą. Tai yra pakeisti senas stakles programuojamom. Ir todėl reikalauja daug, kaip sakant, šiuo metu didelis poreikis yra būtent žmonių, kurie galėtų operuoti šitom technologijom. Įdomus jis yra todėl, kad tai nėra monotoniškas darbas, reikalaujantis nemažai žinių, nemažai pastangų, bet visada malonu pamatyti savo darbo vaisius yra iš tikrųjų. Dirbant su programinio valdymo staklėmis, reikia ne tik išmanyti automatizuotas sistemas, jų valdymą, bet ir turėti specifinių žinių. Mechatroniko profesija yra paklausi. Jie laukiami daugelyje mašinų gamybos bei metalo apdirbimo įmonių. Mechatronikos sektoriaus įmonių šiandien Lietuvoje yra visose regionuose, visose miestuose ir didelių ir mažų įmonių. Ir todėl šičia galimybės yra labai didelis. Visus jaunuolius ir jaunuolės, kurie jaunystėje labai domisi techniniais dalykais, kviesčiau studijuoti, mokytis mechatronikos dalykų ir tai jums užtikrins didelės perspektyvas karjeros srityje ateityje. Mechatronika – viena iš sparčiausiai besivystančių moderniosios elektronikos krypčių, nauja, nepaprastai patraukli profesinės veiklos sritis. Abiturientams palinkėčiau sėkmingai išlaikyti egzaminus gerai ir pasirinkti specialybę, kurioje jie jaučiasi iš tikrųjų, kad tai yra specialybė, kuri jiems skirta ir kurioje jie galėtų save realizuoti. Nebijotų iššūkių.